Labas vakaras. Ketvirtadienio vakaras. Nepalauks, kol pasijungsit. Ir šiandien mes toliau pakalbėsim. Šiandien mes pakalbėsim, tiksliau aš pakalbėsiu taip apie savivertę, nes iš tikrųjų tikrai daug žmonių, dažniau netgi moteris, nepasitikė savimi, nuvertina save, vis blogiau galvoja apie save negu iš tikrųjų, nors iš tikrųjų tikrai daug labiau viskas jau keičiasi, bet noriu paliesti šitą temą. Šiandien mes pasikalbėsime apie savivertę ir kas būtent ją smukdo, kodėl mes nepasitikim savim ir kur tos nepasitikėjimo, tos mažos savivertės šaknys. Tai pirmiausia, kasgi yra ta savivertė? Savivertė tai yra tai, kuo aš save laikau. Ir kiekvieno žmogaus savivertė skirtingose situacijose yra nevienoda, jinai skirtinga. Ir tai priklauso nuo kokio ta situacija. Jeigu bendrai paėmus situacijas pagal kontekstą mes galėtumėme suskirstyti į tokias 4 grupės. Pirma grupė tai yra biznio verslo situacijos, tai yra tokios situacijos, kuriuose laviruoja būna pinigai, tai yra santykiai su pinigais, darbo santykiai, kur yra pinigų mainai. Antra grupė tai yra santykiai, jau tokie artimi santykiai. Tai meilė, šeima, santykis su vyru, su tėvais, su vaikais. Tai yra situacijos susijusios su artimais santykiais. Trečia grupė tai yra socialinis gyvenimas. Tai yra jau mano komunikacija ir santykis su kitais žmonėmis. Toliau nuo šeimos rato, nuo tų artimųjų ratų. Tai gali būti ir pardavėja parduotuvėje, ir taksistas, ir valstybinės įmonės darbuotoja, bet kur. Kiekvienoje situacijoje mes susidurėme iš tikrųjų gyvenime. Per dieną susidurėme su situacijomis, su žmonėmis ir komunikuojame su jais. Ketvirta grupė tai jau yra konfliktai ir būtent konfliktinės situacijos iš tikrųjų yra visose tose prieš tai mano išvardinuse grupėse. Ir žmogaus savivertė skirtingose šitose grupėse situacijų gali elgtis visiškai skirtingai. Jo savivertė, tiksliau, gali būti visiškai skirtinga. Pavyzdžiui, mergina, vakarėlyje, energinga, judri, drąsi, parodanti save, O darbe jinai užsidariusi, tyli, neparodanti savęs. Tad būtent tos merginos savivertė, 2 skirtingos situacijos yra visiškai skirtinga. Atrodo, vienur jinai pasitiki savim, kitur visiškai nepasitiki. Ir žmogaus savivertė iš tikrųjų pasireiškia per jo elgesį. Mes per elgesį galime matyti, ar žmogus pasitiki savim ir kokia jo yra savivertė, aukšta ar žema. Galim grįžti vėl prie, gal kito pavyzdžio paimsiu. Pavyzdžiui, moteris yra tokia business woman, jinai labai pasitikinti savimi, jinai žinanti, ko norinti. Kaip elgesys jos bus, kai jinai pasitiki savimi? Jinai, eis drąsiai, žingsnios pakėlusi galvą į ten konferencijų salę, pavyzdžiui, nors ten ir vyrai vieni. Drąsiai reikš savo nuomonę. Tai elgesys parodo, kad jinai pasitiki savimi. Bet ta pati moteris, pavyzdžiui, turi jaunesnį vyrą, pafantazuosim, jaunesnį vyrą. Ir jai labai yra nejauku, kai kitos moteris kalbina jos vyrą, nes jinai tuo metu nepasitiki savim. Ir kaip tas nepasitikėjimas, ta žema savivertė pasireiškia. Jinai gali, aišku, pavydėti, pykti, aiškinti jam, net svaidyti lėkštes į sieną ir taip toliau, Tai šitas elgesys jau parodo, kad jinai nepasitikė artimuose santykiuose, o biznio santykiuose, situacijose, jinai pasitikinti savim. Taigi, kiekvieno žmogaus elgesys skirtingose situacijose gali visiškai būti skirtingas. Ir būtent per elgesį mes galime matyti, ar žmogus pasijungsiu čia kažką. Ar žmogus pasitiki savim ir ar jo savivertė yra aukšta.
Tai va, elgesys. Ir dabar dar galime pasižiūrėti, ką jis daro, kai jisai elgesi, ne? Ką jisai daro, kai jis nepasitikė savimi, ne? Kaip aš minėjau, koks elgesys, ką jinai veikia. Ir kaip jūs galvojate, kas tą elgesį įtakoja? Ta elgesį iš tikrųjų įtakoja toks paprastas, bet nepaprastas dalykas yra įsitikinimai. Tuo, kuo aš tikiu, taip aš ir elgiuosi. Tai va, čia yra esminis dalykas, kad įsitikinimai iš tikrųjų labai smukdo mūsų savivertę ir tą pasitikėjimą savimi. Kai mes įtikime kažkuo tai, dažniausiai įsitikinimai, jeigu mes jų net nesuvokime, aišku, yra mūsų pasąmonė ir mes net nesuprantam, kodėl mes taip elgiamės. Tai va, yra svarbu atkapstyti tą įsitikinimą ir suvokti, kodėl aš taip elgiuosi. Galite netgi, pavyzdžiui, dabar pasirašyti tokią kaip schemą, susidaryti savo, kokiose situacijose jūs nepasitikite savimi. Pavyzdžiui, aš nepasitikiu savimi, kai vaikai neklauso manęs, nes aš tada nežinau, ką jums sakyti, aš ir gražiai, ir truputį pakeltu balsu, ir tada aš pasimetu, jie manęs neklauso, aš pakeliu balsą, ne? Kai aš pasitikinčiai savim elgčiausi, visai būtų kita situacija. Arba kitas pavyzdys, aš nepasitikiu savimi, kai reikia kalbėti su kolegomis, kurie yra profesionalai. Aš nepasitikiu savimi, kai reikia pasakyti kainą už savo darbą. Čia bar fantazuojam, bet kiekvieno gali tų situacijų būti labai daug. Gali susidaryti sąrašą ir paskui mes gale eterio papasakosiu tokią praktiką, kaip iškapstyti tą įsitikinimą, kuris iš tikrųjų įtakoja tokį elgesį ir tokią mūsų savivertę. Tai va, įsitikinimai, taip? Ir pavyzdį dabar gal net paimsiu. Pavyzdžiui, mano įsitikinimas yra, kad geros mergaitės neprieštarauja, jos, ta prasme, neatsikalbinėja, ne? Geros mergaitės neatsikalbinėja ir klauso. Ir dabar situacija, pavyzdžiui, darbe. Kolega arba tas pats viršininkas kažko nepatenkintas, nežinau, reikia, nereikia, kelia balsą, prieštarauja, kažkaip menkina mane, ne? Ir mano viduje sėdi, aš to nesuvokiu, ne, kad geros mergaitės negali prieštarauti. Jos turi būti geros, o aš noriu būti gera. Nu, čia toliau su vaikiškais įsitikinimais susiję, ne? Aš gera mergaitė, nes aš noriu, kad mane mama mylėtų. Apie tai truputį vėliau. Bet aš noriu būti gera mergaitė. Reiškia, aš negaliu pasakyti stop, man nepatinka, ką tu darai. Jis peržengė mano ribės. Aš negaliu to pasakyti. Ką aš dabar jam pasakysiu, paskui į dar blogiau bus, aš geriau patylėsiu, gal jisai teisus, ne? Ir va toks mano elgesys įsitikinimas įtakoja, kaip aš elgiuosi. Aš tyliu, aš leidžiu ant savęs rėkti, aš neatstoviu savo ribų ir mano pasitikėjimas yra visiškai menkas. Mano savivertė šitoj situacijoje yra labai maža. Bet įsitikinimas, kaip įtakoja mano savivertę. Parodo tiksliau, ne? Elgesys parodo mano savivertę. Dar yra toks dalykas, kad žmonės, kai įtikinę, tie įsitikinimai, kaip čia pasakius, įtakoja jų gyvenimą pačių. Bet yra dar kita pusė, kad kai žmogus kažkuo įtiki, kad tai yra visiška tiesa, jis per tą įsitikinimų prizmę pradeda mokyti kitus. Pradeda auklėti kitus ir aiškinti, kaip turi būti. Pavyzdžiui, moteris, kokį čia pavyzdį paėmus, moteris tiki ir yra įsitikinusi, kad jeigu du žmonės sukuria šeimą, jie privalo turėti vaikų. Ir jeigu, pavyzdžiui, ar jos vaikai, ar dukra, pavyzdžiui, ar nežinau, ar teta, mama, ar ten močiutė būtų, ne? Ir jinai tokiai jaunai susikūrusiai šeimai pradės aiškinti, jie, pavyzdžiui, nusprendė galbūt neturėti vaikų 2-3 metus, pagyventi dėl savęs, o gal nusprendė visai neturėti vaikų, o galbūt jie negali turėti vaikų, čia yra dar kitas klausimas. Bet jinai, ta moteris, per savo įsitikinimo prizmę pradeda mokyti, pradeda auklėti, kad jis turi turėti vaikų, kada kiti vaikai bus, taigi jūs jau susituokėte ten 3 metai, taigi reikia vaikų turėti, aš jau ten noriu anūkų, pavyzdžiui, ne? Ir jinai pradeda auklėti tą savo dukrą su žentu. Tad įsitikinimas iš tikrųjų ne tik tai mus riboja, mūsų savivertė, bet taip pat ta kita pusė yra per savo tą įsitikinimų prizmę, žmogus pradeda auklėti kitus.
Jeigu pakalbėjus apie tai, kad kaip tie įsitikinimai formuojasi, tai iš tikrųjų jie formuojasi per patirtį. Kuo dažniau panašios situacijos kartojasi, tuo, kaip sakant, tas įsitikinimas sluoksniuojasi ir jis įgauna tokį tvirtumą ir žmogus dar labiau įtiki. Bet labai yra svarbu atrasti tą pradinį įsitikinimą ir ne dažniausiai, o tikriausiai ir yra taip, kad tas pirminis įsitikinimas susiformuoja dar vaikystėje. Jis yra toks, aš dar vadinu jos giluminiais įsitikinimais. Nes mes iš tikrųjų, dirbant su įsitikinimais, su įvairiausiais blokais, su įvairiausiais visokiom programom mūsų galvoje, ne, ir per mūsų visą gyvenimą, jie visokių būna. Jie gali tie įsitikinimai būti tokie bendriniai, lengvesni, gal susiformavę prieš 2 metus, ne, tai jį lengva galbūt nuimti. Bet iš tikrųjų, nuėmus tos paviršutinius, ne, kaip sakiau, Svogūno laiškus, problema ta giluminė neišnyks. Jinai vis tiek kažkaip pasives ir įtakos mūsų gyvenimą, mūsų savivertę. Tai vat mums svarbu yra atrasti tą giluminį įsitikinimą, nes kai mes atrandam giluminį įsitikinimą, tą vaikystės įsitikinimą ir jį neutralizuojame, jį sugriauname, jį transformuojame, pradeda tie lukštai tų kitų situacijų irgi kristi. Ir daug lengviau. Tokia kaip grandininė reakcija prasideda. Tad dėl to yra labai svarbu atrasti tą giluminį įsitikinimą, tą vaikystės įsitikinimą. Ir šiandien aš noriu Jums pasiūlyti tokią techniką, praktiką, namų darbą pasidaryti. Aišku, labai yra svarbu pirmiausia, kai mes nepasitikėme savimi, kai mūsų savivertė maža, atrasti situacijas, kuriuose mes nepasitikime, kad pradėti jau knaisiotis tenais. Ir tada yra svarbu atrasti tą giluminį įsitikinimą, o tada jį neutralizuoti. Surasti įsitikinimą galima įvairiais būdais. Aš, pavyzdžiui, savo praktikoje naudoju ir metaforinės kortas, tam pačiam KASAF transformaciniam žaidime aš naudoju metaforinės kortas. Ir šiaip konsultacijose aš naudoju, nes iš tikrųjų metaforinė korta tai yra mūsų vidinis atspindys ir ten viskas yra išlenda iš pasąmonės. Ir kitas būdas yra neurografika ta pati, neurografika už manęs. Jos pagalba tikrai galima ne tik, kad lengvai, bet jinai tikrai labai stipriai padeda ištraukti tos įsitikinimus, kadangi neurografika tai yra darbas su pasąmonė, o pasąmonė ir sėdi tie būtent giluminiai įsitikinimai, kurių mes galbūt nesuvokiam ir nesuprantam. Neurografika, taip. Pavyzdžiui, kitą pirmadienį mes būtent ir piešime, neurografuosime tiksliau, ieškosime tų įsitikinimų neurografikos pagalba ir juos neutralizuosime. Bet šiandien aš jums noriu pasiūlyti tokią techniką, praktiką, kurios pagalba galima atrasti tuos giluminius įsitikinimus, o paskui jau su jais dirbti. Nes pirmas yra taškas, tas žingsnis atrasti tą įsitikinimą, su kuo mes dirbsime. Labai yra svarbu tie blokai, kaip aš dažnai ir sakau, norint dirbti ir žiūrėti į priekį, pirmiausia reikia prakapstyti, išimti tuos blokuojančius dalykus, nes jeigu aš kažką darau pastoviai, tą patį ir man vis nepavyksta, reiškia kažkur yra blokas, reiškia mes turim atkapstyti. Bet šiandien grįžtam prie savivertės. Taigi, savivertė, ką mes darom? Tai pirmiausia, jūs pasirašote, galėjot, pavyzdžiui, kai aš pradžioje minėjau, ar vidury, jau nebeatsimenu, pasirašyti situacijas, kuriuose jūs nepasitikite savimi. Nepasitikiu savimi, kai ten vaikai neklauso, nepasitikiu savimi, kai reikia kainą pasakyti ar dar kažkas tai. Ir dabar pasirenkat kažkurį tai vieną, tą kažkurią situaciją, kurioje jūs nepasitikite savimi. Pasirašote ją ir tada antras punktas pasirašote, kaip aš elgiuosi, kai aš nepasitikiu savimi. Jeigu, pavyzdžiui, mano pavyzdys būtų, aš nepasitikiu savimi, kai reikia bendrauti su kolegomis profesionalais. Nes aš dar, mokausi, augu ir taip toliau. Tai kaip aš elgiuosi? Kaip aš elgiuosi, tai aš kartais su jais bendraujant
patyliu, jeigu labai mano, pavyzdžiui, visiškai kita nuomonė yra, aš geriau patylėsiu, nes ką čia sakysiu, dar sukritikuosiu, jeigu daugiau žinau negu aš, ne, tokie, kaip aš elgiuosi. Tai yra pirma situacija, kada aš nepasitikiu ir kas tada vyksta, kaip aš elgiuosi. Trečias punktas, mes pradedame ieškoti to jau vaikiško įsitimo. Kaip tai darome? Tai darome tokiu kaip intuityviu rašymo pagalba. Tai yra, mes siūlau netgi valandą geriau, nors iš tikro kitiem gal ir nusibosta, bet iš tikro gilesnis ir giliau pasineriama į pasąmonę, kai mes rašome valandą. Nes po 20 kažkur minučių jau taip mintis, čia aš viską parašiau, ką čia daugiau kapstytis, tiesiog nenuleisti rankų, toliau rašyti, nes išlys tikrai gilesni dalykai, dar gilesni. Tai mes rašome, kodėl aš taip elgiuosi, kodėl aš taip darau, kodėl aš nutyliu, kodėl aš nepasakau, kodėl aš bijau tos kritikos, ne? Kodėl aš taip elgiuosi. Situacija, kaip aš elgiuosi, kodėl aš taip elgiuosi. Ir mes tai rašome, kažkur tai valandą. Kaip mes parašome, kitas žingsnis yra, būtent tame tekste ieškome taip vadinamų tėvų manipulacijų, kurių dėka būtent atsirado tas vaikiškas įsitikinimas. Nes mes tam tekste turim surasti tą vaikišką įsitikinimą, kuris atsirado būtent tėvų manipulacijos dėka. Kas ta tėvų manipulacija? Aš trumpai tokia punktus padėliosiu, nes tėvų manipulacija mechanizmai yra 3. Pirmas mechanizmas tai yra, kai yra baimės formavimas prievartos pagalba. Kaip tai suprasti? Tikrai, manau, atsimena daugelis ir gal net ir dabar gal kas nors naudojat savo vaikams, tai geriau nedarykite to. Pavyzdžiui, suvalgy košę, nes kitaip atvažiuos, atskris ragana ir tave išsiveš. Jeigu tu taip triukšmausi rėksi, paskambinsiu policiją ir tave išsiveš. Jeigu ir toliau būsi toks blogas berniukas ar mergaitė, išvešiu tave į vaikų namus. Taip? Tai yra baimės formavimas vaikui. Taip? Būtent prievartos pagalba. Tai yra vienas mechanizmas. Antras mechanizmas tai yra kaltės jausmo formavimas dėl kitų emocijų. Kaip tai suprasti? Tai yra, pavyzdžiui, suvalgyk močiutės kotletukus, jo taip skaniai padaryti, močiutė įsižeis. Kodėl tu taip rėki ir pyksti? Mamytei skauda, širdelė dėl to. Tai mes kartais tarsi sumažybiname, bet iš tikrųjų tai yra manipulacija, kad vaikas jau susikaltas ir nustotų tai daryti. Ir trečias mechanizmas tai yra nepilnavertiškumo jausmas, toks komplekso formavimas. Kai vaikui sakoma, daug norės, kiti mažiau turi ir viskas jiems gerai, apsiramink. Arba kai turėsi savo, kai gyvensi ant savo gyvenimą, galės daryti, ką nori, pirkti, ką nori ir taip toliau. Ir žmogus tarsi nuvertimas, kam to čia daugiau tau reikia. Ir būtent po tokių tėvų manipulacijų vaikas daro išvadą. Jeigu tai kažkokia tai situacija, tuomet, kaip pavyzdys, jeigu aš blogai elgsiuosi, tuomet mamai skaudės galvą. Jeigu aš būsiu gera mergaitė arba aš ten suvalgysiu viską, ką paprašė, tuomet mama mane mylės. Nes iš tikro vaikui yra labai labai svarbu, kad mama mylėtų. Ir mes kartais manipuliuojam savo vaikais, kad jie padarytų taip, kaip mes norime. Per baimę, per kaltę, suvalgyti ant košę, nes išsivers policininkas, tada vaikas, aš nenoriu, kad išsivežtų visų pirma, bet aš noriu, kad mama mane mylėtų. Ir aš tada suvalgysiu, nes mama tada nepyks. Savo tam tekste, kurį rašysit intuityviai valandą, tikiuosi valandą, atrasikit, paieškokit to įsitikinimo vaikiško, kuris susiformavo būtent tėvų manipulacijos pagalba. Nes atradus tą vaikišką įsitikinimą, mes jau galime griauti jį ir mūsų elgesys pradės keistis, mūsų savivertė augs toje situacijoje, kurioje mes ieškojame būtent to įsitikinimo. Aš gal kaip pavyzdį, kad būtų aiškiau, aš irgi dariau šitą praktiką, aš pasiėmiau situaciją, kad aš nepasitikiu savimi, kai reikia kalbėti su kolegomis profesionalais. Aš truputį viską jums išdėstysiu, kaip gali atrodyti visas šitas namų darbas. Gerai? Tai pradžioje, kaip ir minėjau, taip, aš nepasitikiu savimi,
kai reikia kalbėti su kolegomis profesionalais. Ir kaip aš elgiuosi, ne? Kaip aš tuo metu elgiuosi. Tai aš nutyliu, jei mano nuomonė prieštaraujanti. O jeigu jinai visiškai priešiška, galbūt visai patylėsiu, nes ką čia pasakysiu, dar mane sukritikuos, o ašgi tiek mokausi, turbūt dar neišmokau, reiškia dar reikia patylėti. Ir tada aš rašydama tą laišką, man po tam tikro laiko labai aiškiai prieš akis išlenda situacija. Tikrai nebuvo piktybiška iš mamos pusės, bet nutiko kaip nutiko. Jinai rodo pirštą į mano pažymio knygutę 8 ir sako, kas čia? Aš iki šiol atsimenu, aš kitų neatsimenu kažkaip, pas manegi būdavo visokių pažymių, nors aš gan gerai mokiausi ir labai stengdavausi ir atsimenu, netgi kaldavau labai daug, nes aš turėdavau išmokti gerai. Ir va tas, kas čia, tas 8 atrodo, man vaikui atrodė, geras pažymys, bet pas mane susiformavo toksai įsitikinimas, kad jeigu aš nesimokysiu arba blogai mokysiuosi, ne tik kad įsitikinimas, bet pirmiausia atsirado tas baimės formavimas per manipulaciją, ne? Mama tarsi netiesioginiai pasakė, bet kas čia yra, tai man tada, jei nesimokysiu, nieko nepasieksiu, o jeigu nesimokysiu, mama pyks ant manęs, taip? Jeigu aš nesimokysiu, mama pyks ant manęs. Tai yra manipulacija. Aš nenoriu, kad pyktų. Reiškia, aš turiu mokytis daug, ir paskui tada dar susiformuoja įsitikinimas mano, kad jei gerai nesimokysiu, nieko nepasieksiu. Taip, čia tas pradinis toksai. Nors iš tikro, netgi pradinį galima laikyti, kad jeigu aš nesimokysiu, mama pyks. Jis visiškai toks, galbūt net va šitą aš pasimčiau jo, tas branduolys. O paskui jau ant jo kiekvieną, kaip sakau, gyvenimo etapo mano kaupėsi kiti įsitikinimai. Jie gali būti visiškai, ne tai kad visiškai, bet truputį netgi atrodo nesusiję su tuo, nes aš atsimenu situaciją, kai paskui mokykloje mane, jeigu aš blogai išmokau, mane mokytoja sudirba prieš visą klasę, visi juokiasi. Tada vėl įsitikinimas formuojasi. Geriau nesakyti, kai nieko nežinau, kai nedaug žinau, geriau pasimokyti, nes kitaip mane sukritikuos. Aš kritikos nenoriu, ne? Vėl įsitikinimas. Ir va taip ant to įsitikinimo, kad jeigu aš nesimokysiu, mama pyks, formavosi. Ir dabar jau grįžtant į šiandienos situaciją, taip, kad aš nepasitikiu savimi, kai reikia bendrauti su profesionalais kolegomis. Taip, aš irgi turiu išmokti daug, kad aš daug žinių turėčiau, kad aš galėčiau pasakyti, kad ir prieštaraujančią nuomonę, kad aš atstovėt turėčiau. Tai vat, tas įtakoja mano savivertę. Aš atradau taip vadinamą branduolinį įsitikinimą, tą vaikišką įsitikinimą, su kuriuo aš dabar jau galiu dirbti. Aš su juo dirbsiu pirmadienį, nes aš neseniai šitą išsikapšiau pas save. Aš irgi piešiu su visais, tai jeigu kažkas norite, tai tikrai junkitės pirmadienį berods 18:30 online. Jeigu negalite, tiesiogiai bus įrašas ir galėsit įrašą gauti. Įrašas iš tikrųjų labai gerai, nes galima keletą kartų, ne vieną ir ne du pasižiūrėti. Tai vat būtent įsitikinimą, atradus įsitikinimą, mes ieškosim įsitikinimą ir jį neutralizuosim. O jūs, jeigu dabar namuose atliksit namų darbą, tas įsitikinimas, ką su juo daryti, ne? Iš tikrųjų, kartais netgi suvokimas įsitikinimo, kad jis toks yra, jau gali kažkas tai viduje klink toks pasikeisti, irgi yra labai svarbu. Bet galima naudoti įvairias technikas, kurias norite. Galbūt, kas mane klausote ir esat neurografai, tikrai galite tą patį išmetimą padaryti. Įsitikinimas nebus išmetimas ir paskui jį paleidinėsite. Tai tiesiog žiūrėkite, ką turite, arba prisijungkite, jeigu norite, pirmadienį ir mes tai jau darysim neurografikos pagalba. Tai tiek šiandien. Nežinau, kas čia darosi su mano Instagramu iš tikrųjų, nes jau antras kartas niekas neprisijungia, nieko taip nebuvo, turbūt reiks aiškintis man. Bet įrašas bus, tai tiesiog pasižiūrėsit, bet maloniau man būtų, aišku, kad kažkas tai gyvai dalyvautų ir būtų komunikacija, nes viena šnekėti nelabai miela. Tai va, tai šiandien tiek. Įrašas bus ir susitinkam tada kitą ketvirtadienį. Kitą ketvirtadienį aš kalbėsiu apie taip vadinamą apsimetėlio sindromą, tai yra, kai mes irgi
ta pati labai tema, kai mes save nuvertiname. Pavyzdžiui, nesako, Jėzus, kaip tu skaniai kepi ten piragus. O aš ten, normaliai, visi taip moka. Ką aš čia, visi taip moka. Mes nuvertinam save, taip, tas apsimetliojo sindromas. Tu taip gerai pasiruošiai ten pamokai, tu taip gerai išmokai. Ne, tai visi taip gali, visi taip moka. Ne, va tas nuvertinimas savęs, vadinamas apsimetliojo sindromas, tai aš apie jį pakalbėsiu kitą ketvirtadienį irgi vakare. Tai tiek šiandien, gražaus vakaro, berods saulėtas kol kas, ir susimatom kitą ketvirtadienį, tuo pačiu laiku, čia, toje pačioje vietoje. Iki.